Sveiki. Štai tiek turto prikasiau šią vasarą. Čia yra mano svogūninės gėlės. Tulpės, narcizai, hiacintai, dekoratyviniai česnakai. Čia ne visas turtas, jo yra gerokai daugiau. Paprastai aš neiškasinėju kiekvienais metais šitų augalų, bet kadangi buvo jie pasodinti jau keli metai ir neiškasti, tai kelmeliai suaugo tokie nemaži, žydėjimas suprastėjo ir supratau šiemet, kad atėjo laikas juos truputėlį išskirstyti. Tai vat vasarą išsikasiau, jie iki šio laiko buvo pas mane sausoje gerai vėdinamoje vietoje, kaip ir priklauso. Ir dabar jau yra spalio vidurys ir aš nusprendžiau juos pasodinti. Šiaip tai truputėlį nusivėlinau su šitu darbu. Paprastai aš jį padarau spalio pradžioje arba rugsėjo pabaigoje, priklausomai nuo oro sąlygų. Na, bet man atrodo, nieko čia labai nepakenkė jiems šitas ilgesnis pabuvimas. Oras dar pakankamai nešaltas, šalnų didelių neplanuoja ateityje, tai manau, kad dar jie spės įsišaknydinti. Tai va, šiandien užsimsiu šitų darbų, kiek spėsiu, susodinsiu savo svogūninius augalus. Štai prasiruošiau savo darbo įrankius ir priemonės. Ką aš darysiu? Aš išsikasiu duobutes toje žemėje, kurioje jie įrauks. Žemės aš papildomai jokios nedėsiu. Į duobutę dėsiu lapų, būtinai dedu kokios nors organikos, bet ką sodintama visada dedu organikos. Vasarą dažniausiai įmetu žolės, kad ir paprastos, ką tik nupjautos. Rudenį įdedu lapų. Tai darau tam, kad sliekučiai ir mikroorganizmai, kurie gyvena žemėje, turėtų kuo maitintis ir taip turtintų mūsų dirvą. Dar pabarstysiu trąšų šiek tiek. Tai yra paprasčiausias rudeninės trąšos, kurios turi mažai azoto, o turi daugiau kalio ir fosforo. Ir štai mano svogūnėliai, kuriuos aš sukaišiosiu. Taip, krokus, irisus, kurie išsikasė, netyčia išsikasė man sodinant kitus augalus. Aš juos chaotiškai pasodinsiu bet kur, sukaišiosiu tiesiog po vieną ar po du, nežinau. Jie paskui prisidaugins, aš jų specialiai neiškasinėju, jie tiesiog išsikasė man kitų darbų metu. Čia yra česnakai dekoratyviniai, kuriuos aš irgi iškasiau iš tų vietų, kur man jie buvo nereikalingi. Tai vat aš juos vėl kažkur tai sukaišiosiu, irgi chaotiškai. Čia yra hiacintai, rožiniai hiacintai. Truputėlį jau jie norėjosi, kad būtų pasodinti anksčiau, šiek tiek susitraukė svogūniukai, bet tikiuosi, kad viskas bus gerai. Jie augo vienoje krūvelėje ir man jau tai ten atrodė nelabai kaip, tiesiog vienas toks rožinis plėmas. Aš juos pamėtysiu truputėlį plačiau. Čia dar yra tokie raudoni svogūnėliai, nebeatsimenu kaip vadinasi šitie svogūnai, parašysiu. Ir narcizai štai čia. Narcizai ir tulpės. Narcizus ir tulpės aš sodinu tokiais ploteliais, kupsteliais, nežinau kaip pasakyti, po kokius 10, po 12 vienetų. Tai va, tulpių turiu tikrai daug daugiau ir jas irgi išsodinsiu arba į šitą gėlyną, arba dar į kitą, bet man jos reikia atsirinkti, nes ten yra labai daug smulkių svogūnėlių, o norėsiu iš jų išsirinkti didesnius, pasodinti, kad būtų geresnis žydėjimas. O štai šitų veislių tulpės yra man labai gražios, reikalingos, tai aš sodinsiu visus, net ir mažiausius
svogūnėlius. Čia yra Chinatown ir Black Parrot. O čia yra, nepasakysiu pavadinimo, bet tokios pilnavidurės violetinės spalvos tulpės, kurios gerai auga, gražiai atrodo. Pasiruošiau vietą tulpių sodinimui. Sodinsiu prie anemonos, šitos vasarinės didžiosios, kas labai iš tikrųjų rizikinga, nes jinai duoda labai daug atžalų, labai smarkiai plečiasi, bet matysiu, jeigu smarkiai pradės augti atžalos, tai tulpės tada iškasiu. Šitoj vietoj sodinu todėl, kad šiek tiek toliau nuo gėlyno krašto, nes tulpės paskui, kai nužydi, nugelsta lapai, labai negražiai atrodo, noriu sodinti kažkur tai truputėlį giliau, kad man šitie lapai vasaras nesimatytų ir kad kažkokie augalai užstotų. Kaip minėjau, papildomai jokios žemės, jokio komposto ar kažko nededu, tiesiog prasikasiau, prapurenau šiek tiek žemę, įbarstysiu rudeninių trąšų, žiupsnelį, persistengti nereikia ir įmesiu lapų, irgi šiek tiek. Ir vat viską sumaišau. Tulpių labai giliai stengiuosi nesodinti, nors visi, kas nors kiek domėjasi tulpėmis, tikriausiai žinot, kad jas rekomenduoja sodinti per 2 tulpių svogūnėlio aukščius. Arba kitaip sakant, per 3, na kaip čia pažiūrėsi. Žodžiu, jeigu svogūnėlis yra tokio dydžio, tai gylis turėtų būti dar va taip va 1, 2. Ir va čia va turėtų jau tiek žemės užsikasti per 2 svogūnėlius. Aš kartais sodinu sekliau, nes tulpės linkia eiti gilyn, aš jų kiekvienais metais neiškasinėjau. Tai todėl, kad ten labai giliai nenueitų ir nebūtų paskui problema iškasti, tai aš jas pasodinu šiek tiek sekliau. Na, viską sumaišiau. Ir dabar sukaišiosiu svogūnėlius. Svogūnėlius sudėsiu visus, nes minėjau, man šita kompozicija patinka. Jinai yra iš kelių veislių tulpių, dabar neatsimenu, man atrodo iš 3. Bet ne visos vienodai užauga, ne visos vienodai užaugina svogūnėlius. Tai sukaišiosiu visus šiek tiek plačiau, kad man daugintųsi šitie svogūnai, šitos tulpės. Ir va taip va, sukišu visus. Ir mažus sukišiu, tebūnie auga visi, didesnius paskirstysiu plačiau, tarp jų mažesnius. Jiem bus čia vis tiek daugiau vietos negu ten, kur jie augo. Nes toj vietoj, kur jie augo, jie jau buvo labai sutankėję. Va. Štai taip išskirščiau juos visus čia. Ir dabar užberiu žemėmis. Jeigu žemės labai sausos, tai paleistų šiek tiek. Bet dabar planuojamas lietus, žemė nėra sausa. Tiesiog paliksiu taip. Dabar sodinsiu tulpės Chinatown ir čia yra dar įmaišyta Black Parrot. Chinatown labai gražios tulpės ir dėsiu jums nuotrauką, kaip jos atrodo. Labai gerai auga, gerai dauginasi, ilgai žydi, truputėlį vėlesnės negu kitos tulpės.
bet galima jų ir neiškasinėti kiekvienais metais. Žodžiu, labai puikiai veislė, todėl aš jas noriu padauginti plačiau gėlyne, tai pasodinsiu ne vienoje vietoje, o po kelis svogūnus įvairiose vietose, praktiškai per visą gėlyną. Išsodinau įvairiose vietose tulpes, va taip uždengiau su kadagiais. Nuo stirnų apsisaugosiu pradžiai, bet nežinau, kaip apsisaugosiu nuo pelių. Niekaip turbūt, nes mačiau pelių urvelių, o pelės, kaip žinia, mėgsta svogūnėlius. Tikiuosi, kad tik tai tulpių. Česnakų dekoratyvinių svogūnų tikriausiai nevalgo. Bet jeigu jos suvalgys man tulpes visas, tai bus tada labai blogai. Štai čia dar. Žodžiu, daug kur išsodinau. Sukaiščiau dekoratyvinius česnakus, svogūnus įvairius dekoratyvinius, hiacintus pasodinau. Ir šiuo metu šitoje vietoje darbas kaip ir baigtas. Kaip nebegražiai atrodo rožė. Niekada nebūdavo čia aspirin rožė ir jinai niekada nuo drėgmės šitaip nedarydavo. Jinai visada labai gražiai nužydėjusius žiedlapėlius nubarstydavo ant žemės, o va tokių rodų ant augalo niekada nebūdavo. O šiemet tai viskas kitaip. Negražu. Na, ką padarysi. Yra kaip yra. Iki pavasario aš aišku pamiršiu, kur ką pasodinau, išskyrus tulpes, kurias pasižymėjau kadagiais. Bet už tai labai įdomu paskui. Kai pradeda želti, kai pradeda žaliuoti tulpės, svogūnai ir tada būna daug naujų atradimų. Kągi, tikėkime, kad žiema bus trumpa, o pavasaris ankstyvas. To visiems ir linkiu. Atsisveikinu iki kito susitikimo.